Sveiki kolegos, šiandien serija bus nuobodi. Bet neskubėkit išjungti, neskubėkit kolegos išjungti, aš jūs palinksminsiu. Na dabar, kadangi visų linksmumo levelis jau yra gerokai pakeltas, tai mes dabar galim vėl pakalbėti apie tuos nuobodžius dalykus. Apie uogų derlių ir tai, kaip mums sekasi tą uogų derlių nuiminėti. Šitie metai yra tikrai uogų metai. Nu nežinau kaip kitų uogų, bet šilauogių tai čia 100% uogų metai. Nice. Daug kosminio dydžio ir labai skanios. Šilauogiai pagrindinis dalykas yra, du dalykai yra. Rūgštingumas, aišku, bet antras dalykas yra vanduo. Varyt vandens. Na, o šiais metais, kas geriausia, to net nereikėjo daryti, nes iš dangaus visą laiką varė. Šią savaitę, žinokit, realiai dirbau. Kiekvieną mielą dieną, nuo ryto iki vakaro, vien tik dirbau, rinkau, skyniau, svėriau, vežiau, pardavinėjau ir taip visą savaitę. Tai kadangi visą savaitę iš tikrųjų šį kartą jau realiai dirbau, tai neturėjau net laiko, kada filmuoti vaizdo įrašą. Arba tu dirbi, arba tu filmuoji. Iš pradžių uogas skyniau vienas. Savaime suprantama, kad vienas tu čia nieko nepadarysit, nesąmonė. Visi tą suprantam, čia debilizmas. Tada skynim dviese, nieko taip pat neišėjo. Dabar jau skynam keturiese. Atėjo pagalba mamos. Mano mama ir atėjo pagalba draugės mama, tai dabar kiekvieną mielą dieną skynam keturiese. Keturiese jau žinokit šis tas. Aišku, vėl nieko mes nespėjom, bet keturiese tai vis tiek yra skint 4 kartus geriau. Beje, mama, žinokit, yra pats geriausias darbininkas. Kodėl? Nes jos labai atsakingos, nes nori, kad vaikams būtų viskas gerai, tai jos tikrai renka labai atsakingai, labai sąžiningai renka viską. Ir plius, žinot, koks yra pats geriausias dalykas, kaip padeda mama. Ogi tas, kad nereikia mokėti pinigų. What? Matau, jūsų linksmumų levelis vėl krenta. Palaukit, kolegos, palaukit, tuoj pakelsim. Na, jums ne ant tiek juk nuoboda, ne? Ui, geras, mažiulis geras. Ir šitaip ir liūdna. Spalvos tokios gražios, saulėlės. Trumpai papasakosiu apie procesą, kaip vyksta uogų skynimas. Ryte, kai rasa dings, tai ne žmogus, o rasa ta, kur ant žemės guli. Nors rasa gali gulėti ant žemės, jeigu išgėrusi. Grįžtam prie procesų. Atvarom, einam į lauką, pasimam indėlius, priskinam tuos indus ir dedam tiesiai į eilės vidurį. Būtinai reikia padėti į eilės vidurį, nes jeigu padedi šone, tas durnius, kur surinkinėja, o tas durnius tai aš, nepamato to uogų indelio, tada uogų indėlis lieka per naktį, o naktį kas būna lyja lietus, met lietus prilyja ir uogos būna sugadintos. Nesau, kad taip atsitinka, bet taip galėtų atsitikti. Bum. Tada čiumpam dėžutes. Ir tuomet aš pasiemu dėžę Impeko, tą, kur laimėjo. Praeitą kartą žmogus jau sakė, gavo beje prizą laimėtojas. Ačiū Impek direktoriui už labai operatyvų darbą ir viską suvaikščiojimą. Aš vis dar žmogui uogų neįsiunčiau, kuris laimėjo. Atsiprašau, nepamiršau, tikrai uogų atsiųsiu, žinokit, pririnksiu tų pačių geriausių uogų ir tikrai laimėtojų, kur laimėjo uogas, tikrai atsiųsiu. Realiai nesuspėjau. Gal galėčiau suspėti, bet tikrai jau, žinokit, nebeturiu jėgų ir nebespėjau. Perinu per eiles, surenku visas dėžutes į dėžę Impeko. Tas dėžes dedu į automobilį, vežu į savo sandėlį, o mūsų sandėlys yra tiesiog patalpa namuose, bet ji yra vėsesnė. Keturiese skinam, jau turim 1, 10, 20, 30, 70 kg. Taigi 70 kg. Pažiūrėkit, kokios uogytės visos gražumo, didumo. Čia tai iš tikrųjų visiems, kam nuvežė, visi sako, oik tu saukai uogus. Tikrai šių metų uogus yra patys, pažiūrėkit, tikrai įspūdingų dydžio. Iš tų 70-20 turiu dabar greitai išvežioti žmonėm, tai liks tik tai 50, o rytojų reikia 100 kg. Nelabai manau, kad tai yra realu, bet jeigu pasieksim 100 kg, tai ką, perėsim į 2-0 zoną. Jau išpakuoju ir paskutinį paką dėžių, tai kas čia liko, 4 dėžės liko ir pasieksim savo limitą. Rekordas, netikėjau, kad pavyks padaryti, bet šiandien padaryta 110 kg jau su tom išvežtom, tai jau dalį klientam išvežiojau ir čia yra rytojaus užsakymas ir iš viso gausi virš 110, tai va tos sudėjus gausi 113 kg per vieną dieną. Visi, žinokit, tikrai yra nusipivlūkę. Naujas pasiekimas pirmą kartą, mums dabar daug pirmų kartų, kadangi pirmas derlius, tai pirmą kartą per vieną skynimą padarėm, kad būtų 2-0, tai yra virš 100 kg. Tai pirmas kartas, aišku, suprantam, tais metais tai 100 kg, čia tikiuosi bus į dieną minimumas, kiek mes priskinsim. Beliko dar viską, aišku, susvert, sudėt ir rytoj anksti ryte išgabent. Ten viską susveriam, su savo firminiam svarstykliam susversim, bet aš nežinau, ar čia gerai, nes jos yra skirtos avokadams svert, o čia mes versim dabar šilauogės. Gal nebus nieko tokio, kad ant avokadų svarstyklių sversim šilauogės. Su kauliuko avokadas, gal nieko.
kraunu vėl į mašiną ir išvežioju visiems žmonėms į namus. Spėkit, kolegų, sukišim į Arteoną 90 kg ar ne? Bagažinė tilpo 80 kg, na aišku, čia būtų galim prikrauti ir būtų 90. 1, 2, 3, ten 1, 2, 3 ir čia 2. Galbūt būtų galima dar čia ir trečią dėti 390 tiltų, bet bijau, kad čia kampas gali kliūti ir neusidarys. Tai ir tada vieną gražiai pakavau štai čia. Galvau, reikės atlenkti sėdynės norint supakuoti 90 kg, bet pasirodo net nereikėjo. Sekančią dieną vėl kartuojam tą pat. Pirmi ir paskutiniai metai, kai mes patys skinam uogas. Tėvai padeda, viskas tvarko, bet suprantam, kad žmonės labai stengiasi. Negali žmogus skinti kaip kažkoks darbuotojas laukuose dirbti. Plius aš pats, aišku, irgi nenoriu tuose laukuose dirbti, ne tam aš tą ūkį kūriau, kad tiesiog dabar vergaučiau, eičiau čia keliais ir rinkčiau tas uogas. Nesinori dabar taip daryti. Norėtųsi, kad aš likčiau tik tai tas žmogus, kuris uogas iš visų pardavinėja, reklamuoja, pardavinėja, nuveža. Ai, va, beje, kas man patiko, patinka uogas nuvež žmogui. Kas įdomiausia, visi, kas perka, labai faini žmonės, pakol kas dar neužsiroviau ant kažkokio negatyvaus žmogaus. Nežinau, kaip čia bus, kas čia susiklostys ir kaip viskas bus, bet tiesiog pasakoju, ko aš norėčiau. Labai noriu pats paprekiauti turgui. Kitais metais tikrai planuoju, šiais metais nepasiruošiau nieko, vėl, kaip ir sakiau, neturiu šaldytuvų, turėsim kitais metais šaldytuvus ir labai norėčiau paprekiauti turgui. Tai va, pasiruošti, palapinę, etiketės pasidaryti visas. Kitais metais jau pradėsim reklamuoti savo brandą, vis tiek kažkokį brandą reikia susikurti, nes dabar tiesiog parduodam dėžutės be jokių ženklų, be jokių lipdukų, be nieko. Norėtųsi, aišku, kad tai būtų užbrandinta su lipdukais ir taip toliau. Tai va. Tai kitais metais galbūt galėsit pamatyti turgui sėdinti. Sveiki, atvykę į Samaliaus uogas, nusipirkit uogos. Samaliaus uogos pačios geriausios, pačios skaniausios, užeikit, nusipirkit. Parnešiu mygliai gilių, tikiuosi nuodingos, tai yra tikiuosi nenudingos. Yra nemaža tikimybė, kad nuo kitos savaitės 3 skinsim šilauoges. Galbūt, kad net video nebus. Čia GPT sakė, čia kažkoks ramonėlio giminės augalas, tai tiesiog bus ramesnė myglė, jeigu parnešiu, tai manau reikia parnešti. Kažkur saugiai pasidėjau savo žirklės ir kameros dėkliuką, bet taip saugiai padėjau, turbūt neberasiu, žinokit. Saugiai buvau padėjęs, tai vat saugiai ir radau. Pats įdomiausias dalykas, beje, kuris atsitiko šią savaitę, yra tai, po 2 metų gyvenimo name žmonės sužinojom, kad mūsų lempos turi skirtingą intensyvumą. Žiūrėkit, paspaudus vieną kartą įsijungia vienokas šviesumas, tada užgesinus įjungia kitoks šviesumas, įjungus vėl kitoks. Ir taip daro visos mūsų namų lempos. Aš tą prasme matydavau, kad kartais tu jungi virtuvį šviesą ir tamsu. Aš galvoju, kas čia yra, kodėl čia taip tamsu? Tada įsijungiu dar tas kitas, ten yra daug apšvietimo. Yra ta pagrindinė lempa, tada yra lubose lempos, tada baldus yra lempos, pagalbinės lempos, kartais balduse lempos įsijungiu, tada normaliai. Kartais būna įsijungi šviesą. Per 2 metus nei kartą nedašylau, kad ten yra reguliuojamo intensyvumo lempas. Ir jaučiu, žinokit, būtų turbūt ir nedašylę, bet tai turbūt smegenis suveikė. Tėvai pas save nusipirko lempas, nuėjau pažiūrėtų lempų. Tėtis sako, važiuok, čia jungi, sako, keičiasi lempos intensyvumas. Aš tai pažiūrėjau, gerai, sakau, jo, super, keičiasi lempos intensyvumas. Turbūt smegenyse vis tiek, žinot, ta informacija suvaikščiojo. 2 metų visa ta patirtis susiryšo ir tik po 2 metų suvokiau, kad ir pas mus namuose visų lempų intensyvumas reguliuojasi. Ai, dar pamiršau kolegos pasakyti, neturiu laiko, nusipjauti žolę, tai žolė pasidarė tokia didelė, kad pasidarė labai sunku uogą skinti. Man tai čia atrodo normaliai ta žolė, aš nesuprantu, truputį žolytė užaugo, jau čia sunku jiems skinti. Žolė kaip žolė, ką žinau. Aš tai galėčiau dar skinti, bet vis tiek leidžiam žmonėm atvažiuoti pasiskinti, tai kai žmogus atvažiuoja pasiskinti ir žolės jau tokios iki kelieno, tai pasidarė truputį nepatogu, tai dar šią savaitę nusipjoviau žolę. Ne visur, bet ten, kur žmonės eina, ten nusipjoviau žolę. Dėl to, kad pradėjau daryti tuos paukščių tinklus, aišku, nepabaigiau eilinį kartą, bet vis tiek aš juos pradėjau, tai truputėlį prisiviriau savo reikalų, dabar netelpu su traktoriuku čia palyst. Niekam nesakykit, kolegos, bet pjausim žolę be šitų apsaugų. Tik niekam nesakykit, gerai? Kad išsiskirtume geros nuotaikos, tai truputėlį jūs palinksminkim. Tas hobio horsingas daug sunkesnis negu atrodo. Arba čia tiesiog dėl to, kad aš pilvo turiu didelį. O dabar vėl, kadangi levelis užkeltas, tai galime atsisveikinti. Iki kolegos, susitiksim po savaitės. Iki visiems. Kitą savaitę serija turbūt taip pat bus nuobodi, nes uogų skinimo nusimato dar labai daug. Kur pažvelgsi, žinokit, visur tik uogus. Atrodo, jau nurinkai viską, ateini kitą dieną, vėl viskas mėlyna.